Užsibuvote kavinėje, koncerte ar Laisvės alėjoje ir mąstote, kaip grįžti namo? To nepavyks padaryti autobusu ar troleibusu. Su vėlai važiuojančio viešojo transporto stygiumi susiduria ir dirbantieji centre. Paskutinis autobusas iš Donelaičio gatvės išvyksta 10 valandų 51 minutė, o iš Kęstučio gatvės po 11:20. Ar visada užtenka esančių transportų, nes paskutinis išvažiuoja gana anksti? Ne, dažniausiai tenka grįžti taksi arba su draugais. Tikrai neužtenka, norėtųsi, kad būtų vėliau, nes būna vasarą žymiai daugiau renginių Kaune ir norisi su jais grįžti, bet nėra kaip ir negaliu nueiti dažniausiai. Tenka ieškotis transporto arba važiuoti su taksi, kas daug kainuoja ypač studentams. Kažkur tai eidamas turi planuoti savo, pasižiūrėti tvarkaraštį, kada važiuoja. O savaitgaliai, sakau, važiuoja visą naktį. Taip pat galima susiplanuoti tikrai savo laisvalaikį. Renginių metu teisingai, kada vyksta ar ten dainų šventės, ar pilyje kokios nors, ar miesto šventės, yra organizuojami specialūs reisai. Jeigu ne paslaptis, ar dirbi? Dirbu ir kaip tik vakare ir labai komplikuoja darbo paieškas, nes negali grįžti iš darbo, tiesiog reikia savo mašinos. O jei jos neturi, tai tenka ieškoti darbo, kuris baigės anksčiau. Jau daugiau nei metus nebevažiuoja transportas naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Kaip teigia savivaldybės atstovas, naktinis transportas panaikintas dėl per mažo keleivių skaičiaus. Dėl lėšų trūkumo sutrumpintas arba panaikintas ne vienas autobusų ir troleibusų maršrutas. Dabar paimkit Vilijampoliai. Neries krantinėje 24, dabar paleido Sąjungos aikštė tenai, Profsąjungos aikštė. O kaip tik tai čia reikalingas daugiau šitas. Ir į kapus važiuoti, į Bobulytės, jau turi lėkti per Sąjungos aikštę, kažkur tai sėsti. Nu viską tokius, kas patogiausia, tai viską nuima. Yra elektroninis bilietas ir yra įlipimas per priekinės duris, kuris yra fiksuojamas, kiekvienas turi atsižymėti ir pagal tai kiekvienas keleivis yra užfiksuojamas. Visi nori, kad daugiau, dažniau, tai čia, bet yra pinigų tiek, kiek yra. Ir kitaip negalima, arba tada bilietų kainą reikia kelti, ir dar kažkas tai už tai turi susimokėti. Gintautas Degutis teigia, kad atėjus vasarai iš Kauno išvyksta dauguma studentų, todėl neverta ilginti autobusų ir troleibusų važinėjimo valandų. O paklausus, kaip kauniečiai turėtų grįžti namo vėlai vakare, valdininkas atsakė, kad jei žmonės turi pinigų vakarinėms pramogoms, tai suras lėšų ir sugrįžimui.